Apie ką pagalvojate, kai išgirstate žodį Maironis? Tai apie ką pagalvoju pirmiausia? Dubysa, Trakų pilis ir Šveicarija. Galvoju, kad Maironiui šiemet 150. Man Maironis yra didis lietuvių poetas ir nežinau kodėl, bet visų pirma Trakų pilis, ir dabar taip pasąmoniai perbėgau, galvoju, kiek mokėčiau padeklamuoti ir mintise labai gerai prisimenu, net nejučia kartais tą eilėraštį kartoju, man jis labai gražus, tai man Maironis su Trakų pilimi. Prisimenu savo lietuvių kalbos mokytoją, prieš akis matau kunigą ir piniginėje 20 litų. Kad tai lietuvių literatūros klasikas, poetas, iš mano mėgstamiausių poetų buvo mokyklos laikais. Kai išgirstu žodį Maironis, man galvoje kyla tokie prisiminimai, apie kuriuos mes skaitėme lietuvių kalboje per literatūros pamokas. Ir iš tiesų jis yra poetas, kunigas bei rašytojas. Jis labai žymus žmogus, kuris jo žymiausi kūriniai yra Trakų pilis, Lietuva brangi. Ir tiesiog. Aš nežinau, kas yra Maironis, tačiau po 100 metų visi sakys mano vardą ir pavardę taip, kaip dabar sako visi Maironiai. Lietuvių poetas, Trakų pilis, o ilgiau pagalvojus, kad jis gyvena 19 amžiuje. Na, Maironis, ką čia bešnekėt, Maironis, inteligentas. Šviesos spindulys didžiausias tuometiniam kaime. Kada tai buvo? Tai buvo Vargo Lietuva, kaip jinai ten dar vadinasi. Švyturys, prieš 150 metų žmonės. Daug dainų jo pagal eilėraščius parašyta, Vasaros naktis ten. Vienu žodžiu.